Sveiki visi, kurie žiūri šį videoklipą, kaip sukurti PHP Fusion svetainę. Mums prireiks PHP Fusion 6 versijos ir FileZilla. Bet pirmiausia, mums reikės užsiregistruoti ant hostingų. Renkamės xz.lt. Užsisakome SMS 1 litas per mėnesį. Užsiregistruojame. Šiaip mes jau užsiregistravome, todėl iškart prisijungsime. Taip. Užsiregistravus iškart jums išmes panašią šitą lentelę. Rinksitės SMS žinutę ir užsisakysite va šitą. Siūsite numeriu 1371. Įsiuntę žinutę, jūs gausite 2 žinutės, kad sėkmingai viskas praėjo ir užsisakėte planą. Tada spaudžiate šį čia ir įrašote savo numerį, iš kurio siuntėte SMS. Spaudžiate pildyti SMS. Ir bus išmesta lentelė, kad atseit jūsų sąskaitė ten papildyta ir galite pirkti planą. Kažkur šitoje vietoje bus išmesta lentė. Parodyta, kad pirkti už 1 litą. Spausite pirkti ir užsisakysite. Antras žingsnis bus FTP ir įeisite koreguoti. Spausite čia koreguoti, ten bus bele koks surinktas slaptažodis ir turėsite įvesti savo naują. Patariama įvesti slaptažodį savo prisijungimo. Kai vedate prisijungimo slaptažodis ir kur naudojate prisijungimo vardą. Taip, toliau. Einate į domenai. Kaip matote, jau yra sukurta svetainė. Tai pirmiausia, sukūrėte svetainę. Toliau. Einate į MySQL. Ir čia sukūrite duomenų bazę. Panašią į domenų. Kaip matote. Jos vienodos. Matote. Toliau. Einate. Palauksite, kol tiek domenai, tiek MySQL užsikraus. Ten bus laikrodukas parodytas prieš adresus ir užsikraus. Dabar sumažinate naršyklę ir einate į FileZilla client. Kaip matote, reikalauja serverio. Serveris yra parodytas FTP. Tai bus šitas. Spaudžiate copy ir įvedate į FileZilla. Įvedate savo vartotoją ir slaptažodį. Jungtis. Štai. Svetainė yra. Jungiate svetainę. Matote tuščia viskas. Toliau. Einate į desktop. Ieškote iš ekstraktinto Fusion pako. Štai jisai. Einate į PHP files. Ir viską nukopijuojate. Įkeliate į tuščią FTP folderį. Ir laukite, kol krausis.
Taip, kol laukite, kol pakraus visus failus, o jūs krauna štai šį čia, sumažinate ir einate į intiką ir ieškate savo PHP Fusion 6 versijos temos. Rašote PHP Fusion V6 temos. Tai gali būti ICS, Lineage, WoW, Mu ir taip toliau. Bei darbo. Ten bendrovės ir taip toliau. Šiai temai mes pasirinksime Lineage. Tad, kai matote, jau čia būta daug kartų ir ne kartą buvo ieškoma. Tad, einame patį pirmą. Štai, svetainės. Jūs galite įsirinkti, kokią būtent nori. Tai yra daug. Va, Beyond. Jis jau yra atsiųstas mūsų. Mes jį panaudosime. Kol kas, kaip matote, dar vis kraunasi. Tad, štai yra ta tema čia įkelta. Kaip matote, labai daug jų yra. Štai ta Beyond tema. Viskas yra. Tada, kol kraunasi, jeigu jau yra themes. Kol kas, kaip matote, dar nėra themes folderio. Tai teks palaukti. Jisai pats paskutinis. Kaip tik jį kraunama dabar. Teks palaukti. Kaip matote, jau beveik liko mažai failų įkelti. Tad tęsime savo darbą. Nu, va, paskutinį failą įkeliami. Na va, štai. Perkelta. Dabar tai. Čia nereikia, čia šitą ir paliekam. Geriausiai paimti pačią temą ir įkelti į temą. Į temų folderį. Štai tema jau. Taip, dabar einate į
domenai. Kopijuojate adresą. Ir dar prie jo prirašote /setup.php.